Žinau, tokio skanaus omleto jūs tikrai dar nevalgėte. Traukiam keptuves, pjaustam cukiniją, virto kumpelio, įmušam kiaušinius, tiek kiek jūsų šeimos narių. Ir svarbiausia skaniai yra pasigardinti. Baravykinė druskutė tam labai tinkama. Užmalam baravykinės druskos ir tada pasirinkam prieskonių, kurių mėgstate iš prieskopirito. Tai aš pasirinkau baravykų padažo prieskoniukų. Kokie aromatingi lietuviškų baravykų. O, dievai, kaip ten skanu. Tada pasižiūrėkit, kaip paprasta. Atsisuko indelį, užsibėrėt, jau papjaustytų česnakėlį. Nu tikrai, ponia virtuvėje su prieskopirito, visada taip sakau. Tada pasiėmiau šilto puodo prieskonių. Kokie jie geri, žinokit, ten yra čiliuko, imbiero, liofilizuoto apelsinų miltų, svogūniuko. Dar beje į šitą plakinį įpyliau ir alyvuogių aliejaus. Tada viską užpilu keptuvę. Pomidoriukų sudėlioju. Nu labai aiškiai viskas video matosi. Ir tada visi šaukia baltymų, prašom jums baltymai, varškės užberiam ant omletų. Jau aš tiek, žinokit, versijų šitokio omleto kepiau ir be kumpelių, ir su vienokiom daržovėm, su kitokiom. Svarbiausias momentas – uždengti dangtį ir sumažinti kaitrą. Tada viską į lėkštę. Ir paskutinis štrichas – užberiam aromatingųjų liofilizuotų krapų. Ir visai šeimai skanaus.